Sveiki atvykę dar vieną pokalbį, o šiandien su mumis svečiuose Rebel Heart gitaristas Dainius Urbanavičius. Labą dieną. Pas mus yra įprasta viską pradėti su jam sessionu kokį. Papuoliau. Jeigu aš pagrosiu kelis akordus. Gerai. Žinok, o bėgio girdžiu. Super. O, kaip gražiai. Jo, čia pentatonika. Pentatonika. Jo, čia taip su ilgu keliu pradėjom. Na, jo. Taip, tai kartais prašysi tiesiog. Prašysi, jo. Internete pilna akordų, yra pilna visokiausių mokymų ir bandymų pagroti, ne? Nu, aš irgi nusprendžiau pabandyti, paieškoti, nusirinkti, kaip turėtų ta daina atrodyti, ne? Skaitytojams mes parodysim, žiūrovam. Parodysim šitą lapą, kas čia yra. Čia yra akordai ir žodžiai. Čia yra akordai, kitoj pusėje yra tabai. O, dar čia kičiau. Kiek tiesos juose? Ir kaip iš tiesų turėčiau? Kaip turėtume groti, kaip jinai yra teisingai pagrojama? Jo, aš teisingai pats neatsimenu, jeigu taip atvirai pasakius. Aš vis kitaip jie kažkaip groju. Vis kitaip, ne? Aha. Tai čia tik lengviau. Dabar va čia D yra akordas, aš groju dabar kažkur paskutiniu metu, tai grodau. Dabar groju šitą. Galiu. Kas ten buvo? Ai, A minor 7? O D buvo, koksai ten sus... G mes turim. D sus 2. Ir A minor 7. Bet iš tikrųjų tai viską groti. Turbūt šitai. Nu, ja. Aha. Irgi A minor 7. Ai, visgi groji tikrą C. Aš galvoju, kad ten C9 eina. A, ne. Ne, C, ne? Ne, C groju. C. Priebinis. A minoras. A. C. Matau, kad suklydau su C9. Bet priedinio trečias akordas iš esmės mes turime irgi A minor 7. Bet matau taip... Kurio vietoje? Ir? Jo, groju. Ai. Šitą... A, matau dvigubas. Dvigubas, jo. Bet aš nesu tikras, kad aš rašinėjau taip. Tikrai. Nes pirmiausia, šitą dainą tai iš viso buvo angliškai padaryta dar 3 metus iki jai pasirodant. Mhm. Ir jinai net buvo topuose radijos tinklys, tai žinojo, kad čia mes esame. Tai, o po to mes padarėme ją lietuviškai po kelių metų. Mhm. Ir
Ištaisytą šitos dainos versiją rasite pas mus aprašyme. Gerai, bet tikėsimės, kad aš atsimenu teisingai. Tai va, pagaliau išsiaiškinam Lietuvoje, kaip groti ilgą kelią. Teisingai. Kas ten buvo su ta daina? Radio topuose, angliškai jinai. Nieks nežino, kad jinai lietuvių kūrybos iš viso. Jo radio stotis buvo, dabar nepasakysiu tikrai, kaip vadinasi ta radio, bet normali radio stotis didelė. Jo, grodavo. Jo, tada jie grodavo tą dainą. O po to jinai buvo ten keletą savaičių, ten ar mėnesių, ten topuose, viskas gerai. O paskiau, jisai, sakė, tas Žanas Sergejevas, jisai buvo tas vedantysis didžėjus radio stoties. Tai sako, padarykit dar vieną versiją, geresnį įrašą, tai padarėm lietuvišką paskiau mes. Aš mačiau su ją Eurovizijai dalyvavot? Jo, lava. Bet viskas, žinokit, mes ką čia grojam, visus televiziniai projektai, tai ne mūsų idėjos. Čia dažniausiai tai būna išprotėję televiziončikai, žinai. Davai, sukergiam tą, su tuo, jūs padarykit, taip jūs šokit, jūs varykit su lietsargiais, šokit aplinkui irgi. Ir mes čia padarysim, žinai. Tai ir toje muzikoje taip pat lygiai viskas gaudavasi. O kas jūsų yra? Kas mūsų? Kaip, jeigu į televiziją, kaip sakant, sugalvotų? Kiek norėdavom groti, ką nors televizijoje sunkesnio ir normalesnio, tai visą laiką, ne, tai jam reikia, tai padarykit hiperbolės dainą, tai padarykit Kernagio dainą, tai padarykit dar ką nors, o savo ką nors rimtes nori parodyti, nelabai nori. Jie, nežinau, ir autorinis gal tiem visiems eidavo, žinai, kad mes darom, visi autoriniai, žinai, visi daro muzikantai jų dainas. Nežinau, čia toks, sakoma, iš mūsų kultūros muzikinis, žinai, daržą turbūt. Nes norėjusi pagroti normalesnę muziką, kurią pats vertinė labiau, o buvom priversti groti kelias pas tave ir po to dar kelias pas tave. Jo. Hitas toksai gaunasi. Bet tokių dainų, tai kurių labai norėdavom ir norėdavom parodyti, tai sunkiai priimdavom. Pačioj pradžioj gal ten buvo, kai mes ten vien tik tai... Bet dar iki Rebelhatų buvo grupė Chorus, jeigu ir atsimenu, ne? Orkus. Kaip? Orkus. Orkus, va, taip. Bet ten buvo daugiau metalo grupė. Aha. Ir kaip jūs nuo to metalo... Negaliu pasakyti, kad nutolot, šiaip tai. Netrodė, kad nutolot. Bet... Net ir Rebelhatam atsiradus, aš esu tavy... Jo, tai tas visas albumas buvo toks sunkesnis biškai. Jo. Ir dar mes turim vieną sunkų albumą, bet tai jis irgi nepaėjo kažkaip komerciškai. Tuštuma toks albumas. Ten irgi keletas gerų tokių dainų visai gavus. Nes šiaip... Dabar, pavyzdžiui, kai pagalvoju apie Rebelhatus, taip, aš atsimenu tos, aš esu tavy, atsimenu tas sunkesnius, bet realiai atsimenu daugiausia baladės. Jo, mes baladžių grupėje. Lietus, baladžių. Baladžių grupėje, jo. Mes neturim ne vienos kažkokio tai topo, ne baladės. Aha. Neturim asmeniškai, niekam nereikia. Gerai sekasi? Nereikia tų greitų dainų, sakė, žiūrėkit lėtas ir bus gerai. Bet, o kaip patys, pavyzdžiui, vertinat, ar vis tiek norisi groti kažką tai sunkesnio, ar pastebėjot, kad gerai gaunasi baladės ir, varom toliau? Norėjom groti kažką sunkesnio, bet tas, kam parodė albumas, viskas mes ten ir pripažintumom ir geriausia roko grupė, ir viskas, tas albumas gerai visai praėjo, viskas atrodo, bet pamažėjo koncertų dvigubai, mums palyginus su tuo ilgas kelias, žinai, tuo albumu. Ir nes, ne visiems gal buvo, ten tokia gana sunki ta muzika buvo, taip kaip tais laikais. Ten, šiaip labai įdomiai, nes tuo laiku ten kokie Prodigy, tai topas. Jo. Ir aš, pavyzdžiui, klausau, aš esu tavy, ten, lietuviškas Prodigy, žinai, visiškai atrodo, galėtų eiti. Jo, ten būdavo. Vakaruose gerai ėjo tokia muzika, bet mes tada... Bet jūsgi realiai ir pradėjot nuo Vokietijos, nuo vakarų ir nenorėjot išvežti viso to iš Lietuvos toliau? Norėjom. Ir?
tarkime, tai pasakysiu, kiti gal skaitai, kad Lietuvoje geriau mums visi savo šaly, tipo, nenorėjo bastytis po pasaulį. Aš buvau linkęs viską mesti ir pasileisti pirmyn. Bet kiti šeimos viską, žinai, nu, ne tai buvo paprasta. Jau su šeimom neprilakstysi? Nelabai, jo. Bet jaunystėje, tik susikūrus Rebelhatam, sėdot į busiką. Ir pabėgom. Ir pabėgot. Pusę metų važinėjot po Vokietiją. Pradžio po Vokietiją, jo. Nes, pavyzdžiui, aš biškai žiūrėjau kelis pokalbius, ne, apie tas jūsų kelionės. Ir man vis dar nesusiriša smegenyse. Išvažiuoji tiesiog nesusitaręs jokių koncertų. Nieko. Nusipirkom autobusą iš pankų Berlyne, didžiulį, pasidarėm virtuvę, miegamąją. Tokius dušus lengvus, žinai. Šiais laikais čia labai modernu, tas One Life, žinai, toksai. Žiūrėjau, susikrojom, pasinuomavom aparatūrą iš pop centro, susikrojom apačioje autobusą aparatą ir sėmėm šunų krūvą, mergų. Ir pirmie kokie 14-20 žmonių važiavom pirmą kelionę. Ką veikia 14-20 žmonių? Šiaip kaip... Mergos, draugai ir mes. Teisingai, nepagalvojau. Ir realiai atvažiuoji į klubą ir kas tada? Nes važiuodavom iš tikrųjų mes pasidarydavom vieną koncertą ar du kokius Portugalijoje, pavyzdžiui. Kaip tu pasidarai tą koncertą? Telefonais, labai sunku buvo. Tais laikais, nu, žinai, tu įsivaizduoji, kaip prisiskambyti kažkur, tai vajazu, ten buvo, jo. Tai mes išvažiuodavom iš Lietuvos, pravažiuodavom Lenkiją. Jeigu Lenkijoje kokį klubą užsukam pasklausim, ar grįždami galėtume pakoncertuoti. Prieš važiuodamas į priekį. Tai mes su kasetėm marėm, su plakatais, su viskuo. Dalinom tas kasetės klubuose. Ir duodi kasetę pasiklausyti. Duodi pasiklausyti, mes paskambinsim jums, lemba. Tik tiek sakau, tai labai buvo sunku, kadangi tai prisiskambinimai buvo, nu, žiauru iš kitos šalies, pavyzdžiui, iš Portugalijos į Vokietiją kokią tai paskambinti, ten būdavo sunku. O, nu ir ką, sakau, grįždami, jau ten nuvažiuojam, pakoncertuojam, jau grįždami, mes jau turim kažkiek tai koncertų, kol nuvažiuojam, tada grįžtam, varom į Vokietiją, o ten mes turėjom, daugiau pažįstamų ir muzikantų ir ten iš... Ar Vokietijoje kažkokių draugų buvo, kad ten ir taikėtės daugiau, ar... Kur? Vokietijai. Jo, mes ten turėjom tokį draugą, kuris dirbo Poligrame. Buvo pardavimo, menedžeris pardavimui viso Poligramo, toks šiška, rimtas. Tai jis čia net Lietuvą buvo atvažiavęs, dar interviu čia televizijoje davė. Sakė, man labai patinka Biksai ir Arina dar. Da atsiminit, buvo dainininkė Arina, tai yra dabar, jinai puikiai dainuoja. Mačiau, vėl ten koncertus daro. Jo, varo. Tai jo, važinėjot po Vokietiją, prisirinkot kontaktų, aš kaip įsivaizduoju. Jo, prisirinkom kontaktą. Nu, mes, žinai, kai buvo iš tikrųjų viskas, mes dar sovietiniai laikai buvo ir buvo prie Berlyno sienos koncertas. Ir komjaunimo, Kauno komjaunimo, ten sekretoriai visokie, mus pasiūlymom išvažiuoti, sukoncertuoti. Sovietų laikais, ten jie... Čia dar sovietmečio? Čia sovietmečio, čia buvo, paskiau ta jau siena, kur ten jau grioviai paskiau tą sieną. Ir vienu žodžiu, ten koncertavom. Iš tikrųjų, aš nekoncertavau, aš susirgau. Prieš pats išvažiuojant, plaučių uždegimas, mane paguldė į ligoninę ir išvarė Diffartas, būgnininkas mūsų pirmasis ir mūsų bosistas. Tryse išvarė koncertą ir jie ten atgrojo, žinai, tryse. Aš tada sirgau ir kaip aš pergyvenau, kad aš neišvažiuoju ir galvoju, žinai, čia kalėjime visą gyvenimą, ten nematęs vakarų, aš taip norėjau pamatyti, kas ten darosi, kaip ten kvepia viskas, žinai. Ir mane susirgau ir mane ligoninę ir paskui atvaro Hebra jau po 2 savaičių. Su didžiuliu autobusu prie mano ligoninės išlipa kokia 20 vokiečių pankų, bet tokių žiaurių, su triubom, jisai pradėjo ten gropiu, bet kieme, toks triukšmas, mane vos neišmetė iš tos ligoninės. Bet aš pabėgau, aš tam vakarui pabėgau, balkonas nusileidau iš 3 aukšto, pas juos ten pagėriau naktį ir paskui grįžau. Čia visiškas rock'n'rollas. Jo, visiškas. Jo, ir kiek taip ilgai gyvenot rock'n'roll'e?
Kol pradėjom biškai pinigus uždirbti, bet taip, kad tais laikais iš viso beveik neįmanoma pinigų uždirbti, ir čia grinai buvo jau... Nes dabar muzikantai verkia, kad jau čia iš savos muzikos čia nieko neuždirbsi. Nu, sunku, o tada tai iš viso nebuvo jokio, nieko nebuvo, jau, ten, jeigu jau mes jau buvom žinomi, mūsų prašydavo ten pagrot kur nors savivaldybė, tai už 400 litų, blemba, grodavom ten didžiulį koncertą. Nes nieks neturėjo pinigų, gal ir turėjo, taip. O įrašų finansavimai? Įrašus dažniausiai finansuodavo šitas Lapis. LNK studija. LNK studija, mes jas turėjom, Silkinis. Ta prasme, į jų įeidavo, jie rūpindavosi tuo įrašu. Ar pasirašė kažkokį kontraktą su LNK? Nieko, vis laikas nebuvo jokių kontraktų, nieko nebuvo. Nieko tada nebuvo. Ten LNK nueidavo, supranti, dienos metu atvarai, išgert kavos, bariukį, Lapėse, pornuchą eidavo, bėm, per televizorius. What the hell? Rimtai. Išpratėjo, hebra. Paskiau atvarė švedai, kai nusipirko, tai kai bijo, tą visą šešiną vliavą tiesiog sušluotą. Pasikeitė LNK tada. Tai jo, tada tai jau kapitalistai parodė, kad reikia taip gyventi, jau negalima taip nedalyvauti. Normalų teliką daryti reikia. Nu, jo, tikrą teliką. Pradėjot, realiai, ilgas kelias buvo jūsų pirma daina, ne? Pati pirma. Aš kaip supratau, jo. Iš karto nuo hitų. Iš karto nuo hitų, vienintelio. Jo. Nu, Juodas lietus. Nu, yra dar keletas, dar yra vienas coveris padarytas toks kaip ir... Ar išsaugos mano meilę? Taip. Čia coveris? Jo. Kieno tai yra coveris? Aš kažką pražiopsojau Lietuvos muzikoje? Aš nuoširdžiai tikėjau, kad čia yra Rebel Hatų gabalas. Aš šiaip pats tikiu dabar, kad jisai mūsų, nes mes, iš tikrųjų tai, čia ar tai Vilkončiaus? Vilkončiaus. Ar Suraučiaus? Ne, Vilkončiaus. Ir mes... Pakeitėm priedainį biškį. Vienu žodžiu, nebuvo... Tai nėra grynas coveris. Čia tokia daina, kad nieks jos neatsimena dėl to, kad jinai buvo toks serialas bendramžiai, tų laikų sovietų serialas, iš kokių 4 dalių ar iš kiek. Ir tam serialė apie meilę ir ten buvo šita daina būtent, ar įsakos meilės. Akustinė gitarą paprasčiausia. Mes pakeitėm priedainio harmoniją, bet priedainį biškį pakeitėm rekordus, tas labai jau ten buvo taip jau, nu, kaip tau pasakyti, mums taip atrodė, kad nelabai. Bet iš tikrųjų neatsiklausė nieko, mes, supranti, kompozitorius pakeitėm, bet po to jisai pasakė, buvom susitikę, sakė, kas padarėt, man labai patinka, viskas gerai, super, bet biškį, sako, pakeitėt. Na, tai pakeitėm biškį, na. Savo idėjas. Na, jo. Keletą akordų pakeitėm, žinai. Superinis gabalas. Jo, fainas. Manęs įvežė nuo vaikystės. Aš atsimenu, aš buvau dar į mokyklą, gal nejaučiu girdėjau, ir man dėl to jisai išstrigo. Vėlgi, kaip jisai grojasi? Internete akordų visokiausių. Mano meilė, kiti medžiai vasarį šerkšna, ar išdrįsi ją nanoti. Gegužio žiedais baltais, ar saugosi man meilę? Ir dėja paskau. Šito irgi nebuvo, aišku, mes čia paėmėm iš kažkokio roko dainos yra dažnai daug panaudoja. Eaglesai kokie ar kas gal... Kas, nežinau. Tokie. Tai va. Vis, galima pastebėti nemažai įtakos iš įvairiausių skirtingų muzikų Rebel Hatame, ne? Na, iš kur, ką klausydavot jaunystėje? O jaunystėje tai, kaip ir turbūt visi, Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple, visus tų laikų. O iš kur atrodo daugiausiai įtakos pareina, kuriant? Iš pradžių tai buvo turbūt iš Black Sabbath, nes mes ir grojom biškį taip panašiai su tais orkusais, žinai. O tu girdėjęs, kad nors orkus? Kad iš mūsų muzikos tos orkos būtent grupės? Dabar nepamenu, nes man atrodo, kai su Diffortu kalbėjom, aš paskiau kažką klausiausi, bet aš kažkur tai pasąmonėj užstrigę. Yra vienas toks įrašas plaukioja,
YouTube. Orkus. Bet ten manęs nebuvo, ten jau aš buvau išmestas iš grupės, kadangi vaikai, žinai, su merga vaikščiojo, sakė, mergučia sakė, nebus pas mus, davai, eikit grot, sakiau, ne, sakiau, žinai, meilis, seilis. Tai mane jie užpyko ir tada, iški, paliosavę buvo. Paskiau jau po armijos tik tai susitikome vėl, vėl atsikūrėm, jau Kaune čia, tai Marijampolėje mes. Sus mokykloje, ten visokių, ten grupių buvo ir Tigro metai gimė pas mus mokykloje, ir Varnageris mokinosi mūsų mokykloje, ir daug tokių muzikantų, visą Marijampolį. Būtent iš mūsų mokyklos turbūt daugiau. Nu, gerai, gal. Muzikantų kalbė tokia. Nu, jo, tikrai labai buvo madinga, nes visi grojo, prieš mūsų grojo Hebros ir po mūsų grojo Blėkava grojo, irgi šitas po mūsų į Blėką grojo. Aš pastebėjau, kad kai jaunimo tarpe vieni groja, priverčia ir groti. Kodėl aš pradėjau groti? Nes mano draugai groja. Realiai, kažin, ar net būtų kilus tokia mintis, bet labai daug draugų aplinkui groja. Jo, tikrai. Ir gaunasi susikuria tokia... Nu jo, bet... Panašu, kad va... Bet muzika suartina žmonės labai. Taip. Super. Aš nesigėliu, tikrai, kad groja. Super, aš kaifuoju. Man iki dabar patinka. Ilgas laikotarpis su Rebelhatais buvo toksai laukinis. Laukinis, jo. Laukinis. Kiek kartų taip išvažiavę buvot į užsienį? Pirmą kartą taip nelabai žinodami kur, ne? Jo, kontaktų pasieškot. Po to dar kokius 4-5 kartus. Bet jau paskiau susiorganizuodavo koncertus iš Jo, paskiau jau būdavo lengviau daug, jo. Iš Lietuvos susiskambinti, žinai? Ir ten vietoje būdavo žmonių, kurie su prancūzais vienais tokiais bendravom, kartu mes čia jiems koncertus suorganizuodavom, mes jau suorganizavome, jie net laimėjo tą Jūrmalos festivalį atvažiavę. Jie net nežinojo, kad gros, mes pasiskambinom, ten pažįstamą operatorių turėjom, sakom, turim tokius prancūzus, gal įkištumėt, sako. Davai, sako, įkišiu, atvežkit, atvežėm pirmą vietą, pasiėmė prancūzai, bet labai faini, žiauriai faini. Ir taip su grupėm susibendraudavot? Darydavot kažkokius bendrus koncertus? Ar tai? Taip. Ir Vokietijoje bendrus koncertus, ir čia Lietuvoje bendrus koncertus darydavom. O kažkaip, kad vieni grotumėt? Būdavo ir kad vieni grojom. Čia daugiau ta grupė, tai Prancūzijoje ir gal Vokietijoje biškį, nes jie per Vokietiją ir Prancūziją tai pulsuodavo. O ten visokios Portugalijos, Ispanijos, tai patys. O iki šiol kažkokius kontaktus palaikot su... Palaikom, galėtume iš tikrųjų važiuoti dar pakoncertuoti per tas vietas, kur... Bet nežinau, ar dabar kas norim. Ar iš jų nekas nori, ar iš jūsų jau... Iš mūsų gal, blamba, nes sunku, blamba. Nes šiaip vaišėjo tas jūsų gabalas Tik mintys, ne? Aha, mintys yra. 19 ar kada jis ten... Truputį laiko praėjo jau, ne? Ar Tik sapnai? Lėtas? Tik sapnai, jo. Maišosi kartais pavadinimai. Atrodė, Rebelhatai atsigauna, geras klipas, žinai, gabalas žiauriai geras. Kaip tik dar turėsim grįžti prie šitą gabalą. Prie harmonijos ir solekų, nes ten įdomių dalykų vyksta. Atrodė, atsigauna Rebelhatai ir vėl užtila. Na, jo. Ar dar planuojat išbėgti į aikštelę su naujais gabalais? Kuriat kažką šiuo metu? Turime kokią 12 naujų dainų dabar. Visas albumas išeitų? Jo, bet tokios biškai sunkesnės muzikos. Ir kadangi buvo viskas kurta kartu su Keša, būgnininku buvusiu. Tai ten, kai pabėgo, tai viską išsivežė, viską ištrynė ir nežinau, ten... Susipyko biškai. Jo, dingo visi įrašai, bet aš viskas galvoju yra, viskas gerai. Galima viską Galima padaryti būtų. Ok. Ar tokia mintis yra, ar kurt albumą dabar? Aišku yra. Taip. Jo, mes tikrai padarysim ir gal dar ne vieną, tikiuosi. Super. Sapnai, ne, visgi. Ten labai įdomių dalykų vyksta. Vien dėl Soleko norėjau paklausti, kaip iš viso, pavyzdžiui, tarkim, tik sapnai, ne, man tikrai labai imponavęs gabaliukas. Nuo ko prasideda tokios dainos kūryba?
akordai, tekstas, susirenkat kartu ar po vieną kuriat? Ne, sapnai, tai aš čia mano grinai buvo toks užsikabinimas ant akordų ir melodijos. Ar pradėjai nuo akordų kažkokiu tai? Pradėjau nuo akordų, nes norėjau pirmiausia norėjau nuotaiką sukurti. Ta, kurią aš įsivaizdavau, kad man patiktų, žinai, ieškojau tų akordų. Ir jinai man asmeniškai, aš galvoju, kad jinai skambės daug paslaptingiau ir daug kažkaip tai madingiau, naujoviškiau. Bet gavosi toks old schoolas, tiesiog jo. Bet aš nesigaliu, viskas fainai. Kaip prasideda viskas? Prisimenu viską kiekvieną akimirką. Mes buvom kartu. Tokie kardai. O priedinis tai... Ir tada prasideda solo. Ten... Kas ten vyksta? Tai klausiausi ir... Solo buvo dvigubai ilgesnė. Ok. Ir buvo toksai skadas. Aš visą man neatsimenu, ką aš ten grojau. Paskui Olia, ne? Ai, sol. G. Ai, G. Ir Le. Ir baigės. Ok. Va tokį kurdamas, ne? Va kažkokį tai... Bet jinai buvo ilgesnė, aš ten dar variau ant to, dar žiemos, jeigu ilgai, kol daidom šitos vietos. Jo čia buvo apogėjus. Visi sakė, atsiprašau. Nachar tokia ilga, sako, tau solega. Sako, trumpinam. Tiesiai geriausia vieta. Jo, ir aš pats toks serberis, aš tas solegas irgi savo katylinu kartais. Per daug... Aš labai mėgau solegas jaunystėje ypatingai, ir mes grodavom dažnai visokius, turėjom tokį aš, Kuliavas, palauk, kas dar ten buvo, Arūnas Navadničėnas iš Veto Bank, ir kas dar, palauk, ir dar vienas, buvo kartais toks Dimas Zaborskis vienu metu grojo, dar gal prisiminsiu. Nu, vienu žodžiu, mes ten kokie metus ar pusantrų varydavom, turėjom gitaristų fiestą pavadinę tokį. Tai yra čia 4 gitaros, Rebelhatė komponuoja, Darius kartais padainuoja, ten su publika pabendrauja ir solo, bleva. Jo, man. Ten, čia 4 valandos solo. Bet tada, blema, kas buvo kaifas, ir visiems buvo labai įdomu, visi tas gitarizmas labai buvo, mano laikais tai buvo gitaros auksinis amžius, išlindo visi Satrianiai, Styvai, viskas gimė, tada buvo nuostabu, Malmstinai, blema, ten buvo tik tai žiūrėk, žinai, leisdavo albumus be jokių vokalų, tiesiog instrumentinius albumus pardavinėdavo ten baisiais kiekiais. Gitaristai, bleva, ne šiaip savo. Ir patys kokius... Tokius... Ir paskiau aš, bleva, supratau, kad jau man biškit enough. ir tada kažkaip tai pradėjom tą Kam albumą daryti ir tam solo beveik pas mane nėra. Aha. Iš tikrųjų nėra, turbūt nėra visai. Nė vieno dainuoja. Ir po to
Bet tai čia kvailai, gal aš taip dabar tai negalvoju, žinai. Bet Visko po truputį. Visko reikia protingai viską. Ja. Bet aš įsivaizduoju, kaip grot 4 valandas solo ir pačiam sau nenusibost. Nu, tai net, kad matai, 4 grojam, toksai, kaip Martynas koks užgrodavo, tai aš ten pats žiūrėdavau, įsižiūrėjau, supranti, man buvo kaifas, ja. O kaip pats mokėsi? Kažkokią muzikos mokyklą lankėjai? Viskas yra... Viską pats turėjau išmago. Iš klausos ir išmago. Tik iš klausos. Tik nebuvo kitų variantų. Pas mus nebuvo. O dabar, pavyzdžiui, atsirado internetai, dar kažkas, žinai, VHS kasetės, Malmštino. Dabar galiu aš to pasakyti, aš dabar sėdžiu prie to YouTube'o ir žiūriu, ko aš neišmokau vaikystėje, ko aš nesupratau, kodėl aš taip groju ir ką aš darau iš visų norėjau išsiaiškinti, žinai. Aha. Nu tai biškai reikėjo ir pasimokyti, ir teorijos biškai, ir viską reikėjo pasimokyti, žinai. Ar dabar jau grodamas kažkaip kitaip, pavyzdžiui, kūrei naują dainą, ne? Ar galvoji apie tą teoriją, ką darai, ar tai vis tiek yra... Negalvoju. Aš... Klausai, kaip skamba. Jo, arba solo kaip grodavau irgi, aš negalvodavau apie jokias teorijas, aš stengdavosi dainuoti savyje solo. Ir pratęs girdėti. Tas man labai padėdavo. Bet taip, kad ten, sakai, pavyzdžiui, kai pradėjom, sakiau, pentatonika standartinė. Ja. Bet ar tu galvoji, kad, žinai, čia yra G, tai aš čia grosiu minorinę pentatonika? Ne, tai jeigu žinai, kad ten akordas kažkoks, tai lemba, tai jeigu jau tuo metu G akordas, tai geriau grota G, arba ta G, arba kokia tercija, jau tu G, kas atsirėmė būtent į tą natą. Bet ne, aš negalvoju kažkaip tai per daug. Bet jeigu, pavyzdžiui, būtų koks nors tai... Ne G, ne. Ir kas dabar pas tai vyksta? Ar tu vėlgi, mačiau, pradžiai pasirinkinėjai, truputį pasiklausėjai, ne? Tai... Nežinau, kas vyksta, kažkaip tai, matyt, aš išdirbęs savyje kažkokią... Bet ar matai iš karto formas, kurias naudosi kažkokias, tai... Ir formas, ypač vaikystėje, tai aš kaip kūriau savo grojimą, ir gerai aš pataikiau, ten pentatoniką pats atradau, žinai, kad ten nebuvo labai sudėtinga, nes visi tada taip grojo, visi tą pentatoniką varė. Tai tiesiog ausyse viskas kabėjo ir ieškojo tos natos, kurioje vietoje ta natas ir ta nata. Ir iš magūnų įminėdavo mes, žinai, visą laiką sėdi. Ir taip mes gana kaip, nors šiaip tai kaip muzikantai, tai per vėlai pradėjome, mes 6 klasėje pradėjome. Čia per vėlai? Jo, per vėlai. Aš manau per vėlai. Reikėjo pradėti kokio 8 metų, 7. Tada diena būtų. Bet, žinai, ir 8 metų labai ten nori pradėti, ne tas galvoj. Tai va, bet yra žmonių, aš pažiūrėk dabar internete, aš pasižiūrėjau, kaip tie vaikai groja, aš galvoju, gyvenime taip negrosiu, gal, žinai. Tai, bet aš manau, kad vėlgi ten, žinai, pasižiūri azijiečių vaikus, kaip jie ten groja 5 metų ir aš manau, kad čia yra daug prievartos, kad žinai, ar vaikas sėdi ir nori ten pats groti. Jo, ir, bet tai vis tiek kriūtai, vis tiek kietai varo jie. Kietai, klausimas kiek ilgai. Ir ar jie sugebės kurti patys, vien tik tai mokėdami atkartoti. Nes šiaip šitą pastebėjau, ne visi, žinai, tikrai ne visi, yra daug iš tų muzikos mokyklų puikiausių kūrėjų. Talentingų, jo. Bet tikrai neretai pastebiu, kad irgi ten moka grot, bet tik iš natų. Jo, čia biškai negerai, tos improvizacijos reikia. Bet, pavyzdžiui, ir pats, mokaisi iš kasetės, mokaisi nusirinkinėję, ne? Kada atsiranda kūryba jau? Kiek, kada 6 klasėje pradėjot groti, ne? 8 klasėje mes įrašėm pirmą albumą savo. 8 klasėje įrašėt savo albumą? Taip. Opa, porą metų jau kūryba iš karto. Ja. Ir visai nieko. Visai nieko. Tik dabar aš to įrašo neturiu, yra tik tai kitais metais dar padarytas jau be manęs, kai mane išmetė iš grupės, tai Ramas viską įrašė vienas su gitara, žinai. Aha. Ar tai kažkokia sunkesnė? Bet dainos tai mūsų darytas visas. O tai kažkokia sunkesnė muzika? Tokia jo, biški Iron Maiden labiau tokiam stiliui gal buvo.
O kas dabar, va, pavyzdžiui, kuriant, sakei, turi 12 naujų dainų, kas dabar daro įtaką? Ar vis dar Iron Maiden, Black Sabbath, ar jau pradėjai kažko... Ne, tai viskas keičiasi, aišku. Mes vienu metu grojom su vamzdžiais. 3 vamzdžiai, saksas, trombonas ir triuba. Taip. Ir tokį rock'n'rollą su vamzdžiai, žinai. Rebel Hatai. Nu jo, kaip aerosmitišką tokį biškį gal, žinai, bet jo, mes turim visą, tada, kai buvo turas pas mus, ir mes, pats pirmas turas 95 metų. Įsivaizduoji, kada seniai. Ir dar važiavo iš pop centro autobusas, toks karosas, senovinis, ten visi sušalę, nes apšalę langai, važiuojame į Klaipėdą koncertuoti, kokie žinai. Bet viską filmavo bičas vienas iš televizijos su kamera, ir visus koncertus filmavo, ir po to viską surinko į vieną ir padarė filmą. Paskui tas filmas dingo ir dabar prieš metus laiko atradom mes vieną kopiją, tokia biškį patrintą, bet atsirado. Ar tas filmas išeis į viešumą kažkaip? Jo, aš dabar galvoju, kad čia per TV3, man atrodo, nori daro kažkokį dabar laidą apie roko muziką. Aš buvau interviu prieš porą dienų ten, Vilniui. Tai va, jie prašė to, aš jam pasakiau, tai oi, davai, nuokit, bet dabar nežinau, čia gal reiktų pamėgyti, matai, pas mus biškį... Reikia neduoti, reikia parduoti. Tai va, būtent. Žiūrėsim, čia, žinai, jeigu kas pirks, tai parduoti reikia, aišku. Nes tokios nostalgijos dabar tai daug muzikantų sužaidžia šiaip, tai tos senų gerų laikų. Jo. Gerai, bet taip ir nepabaigiam. Kas daro įtaką dabar, kuriant? Ką klausai? Laisvalaikiu. Klausau daug muzikos, iš tikrųjų, kadangi pas mus būgnininkas yra klasikistas, tai dabar ypatingai daug klasikos klausau. Davė programą pasiklausyti, ne? Jo, privertė mane grot klasiką. Sėdžiu, groju visokius Debussy, Beethovenus ir visokius velnius. Ar jauti, kad tai daro įtaką tavo kūrybai? Aš norėjau atsigauti su ranka. Aha. Ir man, tai, žinai, akustinės gitaros, tie klasikos, tie tokie blemba, kaip... Platu? Platu viskas, žinai. Tai man biškai padėjo. Ir aš kažkada vaikystėje grojau, labai daug tos turėjau, išmokau ten iš natų, ten atsirinkdavau ten po vieną natą, ten, kad vieną kūrinį išmoktų, man pusę metų reikėdavo tą natą kažkokią atsirinkti, žinai. Bet ir atsirinkdavai? Atsirinkdavau, paskiau viskas jau greitai, paskiau išgirsti dainą jau groji, žinai. Nes daug labai, pergrota tų dainų visokio, atsirinkti daug dainų. Pradedi girdėtos... Tai aišku, bet informacijos, kadangi nebūdavo, tai, pavyzdžiui, dropinta kokia nors, žinai, ar dar kitas derinimas. Ten žiūri, tu matai video, kad ten spaudžia tą akordą, o ten visai ne taip. Nesuprasi, kas darosi, žinai. Ir tada atradai kitus derinimus? Tada atradau kitus derinimus. Ar daug kitų derinimų Rebel Hatuose? Nu, ne, įrašuose ne. Bet aš ten kitur, kai kur kitur naudoju jos. Žodžiu, jeigu aš Rebel Hatų matau įrašą, tai viskas taip ir gali Taip, gali drąsiai, nebent dropinta bus. Taip darydavot? Kam tai būtų viskas dropinta buvo? Viskas pustonė? Ne, tik tai šitas styga. Drop D? Šitaip aš. Ok. Tokia muzika rydo. Ok. Visgi reikia paklausti, kaip groti, aš esu tavy. Vo dabar. Legendinis gabalas. Nu jo, aš jau klipą buvom padarę. Aha. Turbūt šitą nedropinta viena buvo. Ir reikia draivas. Taip yra užlygtai.
Į antrą. Aš ir taip vieną gitarą taip grodau. Ai, porą įrašysi, ne? O kitą? Turbūt taip grodau. Ai, tai 2 gitaros įrašytos, ne? Ja. Ar jos kažkaip panintos ir tiesiog tiesiai? Neatsimenu tais laikais, bet jo, ten. Čia iš G, B bemolis, C, D bemolis. Čia kaip Smoke on the Water. Ryškiai taka iš kur. Aha. Pastebėjau koncertuose ir stilių ta kaita tokia pas jūs nemaža buvo, ne? Ir aprangos kaita. Jo, visai kaip Kas jums kostiumus kūrė? Patys viską niekam, nes tais laikais nieks niekam nekūrė. Viską patys darė. Taip, nurauta viskas. Visokių bairių buvo. Ar tai buvo mintis, žinai, kaip ACD su Dress for Success, ar... Ne, dažniausiai tai būdavo... Kai mes atrodom koncertuose vienai, pačiu, kai mes atrodom grodami su Povilaičiu dar kitaip, nes ten tai tokios mergos mūsų dizaineris, ten mus tokiais kailiniais aprengę buvo, tokiais neoniniais. Jo. Nu, nežinau, matai, nieko baisaus bent jau. Ar tiesiog linksi galvą gerai ir ar kažkaip ginčiatės ten? Ginčiamės, bet sakė, neaiškiai, nieko nesuprantatės. Mes dizaineriai, ne, ir viskas. Sakė, ištigruokit ir tylėkit. Kaip iš viso kilo mintis su Povilaičiu? Kodėl? Kam kilo tokia mintis? Aha. Ar fanas nuo vaikystės, ar... Jo, aš nežinau, jam gilės vaikas būdamas ant scenos. Mačiau, kaip Stasiukas puikiai atrodydavo. Geras, labai fainas dėdas, labai. Stasys, mes su juo susidraugavom, labai faina. Tai, ką žinau, kaip... Neatsimenu, kaip iš tikrųjų. Aš atsimenu, kad kažkaip kvailiojom ir aš pasiūliau, sakau, davai padarom su Povilaičiu vieną dainą, pasiūlom jam, susiradom mes jį Kaune, jisai koncertavo ten toks kažkokio salėje, dabar neatsimenu, vienu žodžiu, ten tokių močiučių prisirinkę buvo, tokių su skarutėm, tokių su rožančiais. Ir po to mes jam pasiūlėm, jisai sako, o jo, sako, žinau, man sakė, dukra sakė, kad gera grupė. Nežinosi, ten mus neką, žinai. Paskiau atvarė pas mus į koncertą, jisai su dukra į dar tokį legendinį Vilniaus klubą Langas lygtai. Jo. Ten vyko visi, tuo metu visi roko ir biški tokios muzikos koncertai. Ir jisai, tada mes jam pasiūlėm vieną dainą įrašyti. Įrašyto pagrot pradžiai. Pagrojom, žinai kur, buvo paramos koncertas. Kokia tai daina? Kaip? Kokia daina? Vėl švieskim. Buvo pirma... Kaip ir priklauso. Ir jo, vienintelė, jau daugiau nereikėjo. Tam albumą išteko ir tos. Bet gerai tas albumas mums paėjo. Bet visą albumą su Povilaičiu padarėt geriausiai. Ja. Du mes albumus. Labai įdomus. 2 padarė. Ai, okei. Vieną Povilaitis jau norėjo, kaip jisai mus samdė kaip muzikantus. Ne kaip grupė Revelhat, o kaip tik tai muzikantus ir ten... Pats jisai vadovavo, kaip jisai norėjo, taip ir grojom. Okei. Na, toksai keistų šiaip tai projektų yra. Kernagio gabalą padarėt. Tiesą žinot geriau. Nes irgi žiauriai keistas gabalas iš esmės. Jeigu tu paklausysi, tu girdėsi. Puikiai veikia, jo, aš jį girdėjau. Ir Kernagio, ir jūsų versiją girdėjau. Ir... Veikia kažkodėl tai. Keista labai, pačiam man. Biškai visada į savo pusę taip atrodo patraukėt. Truputėlį, Savaip visas padarot ir... Ir šitas mes padarę esam dar
išgalvojo tas gyvenimas hiperbolės, bet irgi mes ne patys sugalvojom, o ten buvo kažkur, tai būna, kad nors ten renginys, žinai, ir reikia kažkokios dainos, tai davai, hebra, įrašykit, mes tai, kur nors įrašai pas save studijų, nusinti ten į televiziją, jie ten biškai patvarko ir pirmyn. Ok. Žiūrėjau, kaip televizija liepia, taip ir grojat. Na, iš tikrųjų tai taip. Ir... O tą, nu kaip... Bet televizija labai svarbi, žinai, dėl to mes ir tylėjom. Vien reklama didžiulė. Ar pajausdavot, kad po pasirodymų televizijoje daugiau ir koncertų? Jo. Tai vien kaip į reklamą, žodžiu, žiūrit? Ir nauja daina dažnai koncertų atneša daug, bet kuriai grupiai. Žodžiu, naują muziką iš karto į televiziją pirmiausia pristatyti. Nu, jo, bet taip, sakau, nelabai leisdavo kažką naujo pristatyti. Jie labiau mėgo patikrintas dainas. Kas jau aišku. Kad čia dar mes tokie biški nevaldomi buvom, žinai, galėjom ir ką nors įdainuoti ne to. Okay. Tai Rebel? Rebel Heart. Pavadinimas suformavo visą gyvenimo būdą. Kenčiam patys nuo to ir kentėjom daug, bet kitaip neišeina. O dabar tokia grupė, kaip sakant, Rebel Heart jau tikrai nurauti stipriai. Kas nutiko? Atsisėdot ant kėdučių, akustinės gitaros? Jo, čia 5 metai tokio kažkokio tai paskendimo kažkokiam tai rūke. Aha. Visiškai. Toks keistas, tikrai mes, nepasakyčiau, kad man nepatiko ten tas akustinis grojimas, bet per ilgai mes ten reikėjo projektą padarėjai, metus atgrojai ir pirmyn. Ir vari toliau, ne? Aš tai užsisidėjau, paskui atsistoti sunku jau, supranti. Ta gitara atrodo 3 sunkesnė, ir čia. Na ir metų jau, 60, žinai, tai paprasta. Tai dabar naujas albumas Rokavas planuojamas. Jo, dabar bus Rokavas visas. Jau nebeatsisėsi, jau su akustinė negali. Ne, jau mes akustinį padarė. Viskas, ne? Grįžtat prie savo šaknų? Jo, aš net į koncertą nesivežu akustinės gitaros, įsivaizduoju. Opa. Būna. Anksčiau tai tik akustinė, žinai. Nu, bet davė ir tas kažkokio tai supratimo, kito priėjimo, vis tiek reikia kitaip groti, kitaip kurti net ir, nežinau. Ir gerai, ir blogai. Tikėsimės, kad labiau gerai. Kuom baigsis, nežinau. Ja. Prie kokios dainos dabar sėdi? Kas mintyse sukasi? Pagrotum? Jo. Ar jau ne akustinės reikia vėl? Pagrosiu aš kažkaip. Drop D, ne? Tu prisiminsi biškai gerai. Tipo tokį. Opa. Čia jau... Sunkesnį biškai. Bet nežinau, čia mums, bet mes vis tiek įrašysim. Mes turim, sakau, kokią 8 tokias jau galima jau kažką daryti, dar porą tokių nabroskių. O tekstus, kas rašo tekstus pas jūs? Angliškai tai Regis rašo mūsų bosistas. O lietuviškus tai arba Darius. Ir Darius dar angliškai daro, bet aš tai lietuviškus daugiau rašau. Okay. Sapnai, pavyzdžiui, aš parašiau mano tekstus. Man biškai, aišku, Regis padeda kartais, kai trūksta, žinai, eilutės kokios drožės. Dabar Regis, sakau, reikia padėk. Tai jisai man padeda. Bet, pavyzdžiui, susikūrėjai, viskas prasideda nuo rifo, ne kažkokia tai? Jo. Ir tada ant viršaus jau įsirašęs. Jeigu tokį roką, tai aš labai mėgstu rifus to, žinai. Man tie akordai rokė, tai nu jo, yra viskas tvarkoja, bet rifas tai turi. Pagrindė rifinė muzika, ne? Tai visi grojas tais rifais iš tikrųjų. Ir gerą rifą sugalvoti iš tikrųjų dabar šiais laikais. Va, jum jauniem tai iš viso nėra, kaip viskas sugalvota iš tikrųjų. Viskas pagrota jau, ne? Ja, dar sunkiau. Vis toliau ir kuo toliau, to sunkiau. Bet žinai, yra iš ko mokytis. Yra iš ko mokytis ir technologijos kyla labai, visas garsas kitoks jau.
to new metal visas garsas, tai tiesiog įspūdingas. O, pažiūrėk, kai kurie, ne, kaip, turime, kiek pas tave tos naujas technologijos atkeliavę, ar sėdi prie kubo su gitara kaip senoviai? Sėdžiu prie priedainių. Galvoju prie priedainį iš pradžią visą laiką. Apie tekstą, koks tekstas turėtų būti ir kaip, nes pagrindinis dalykas, tavo pagrindinę mintį, pirmiausia pasigaut, o po to jo gali lipdyti ir tekstą kažkokį aplink ją. Žodžiu, pradedi priedinis, tvirčiausia dalis. Priedinis jo, sugalvojo apie kokią nors temą, kas nors užkabino, koks filmas ar dar kas nors, kaip buvom padarėme šitą mergina su tatuiruotė kokia ten, koks čia filmas buvo. Vienas žodžiu, aš tai vardų, filmų, grupių pavadinimų, ypatingai pavardžių, tai nieko neatsimenu. Nes svarbiausia atsiminti apie ką. Audringas gyvenimas, labai per daug buvo pavardžių aplinkai. Tas taip. O kaip kuri? Elektrinę gitarą ar akustinę pradedi? Akustinę. Iš akustinę patogiau, ne? Vien dėl patogumo. Ir paskiau galiausiai pats įrašinėjai? Ar eini į studiją kur nors? Įsirašinėjau, ar anksčiau tai rašinėdavau į bagą kokį nors, žinai, juostinį arba ką. O dabar tai telefoną gali, bet kur, visi rašau bet kokį formatą, kad neužmirščiau. Bet pats įrašų nedarai? Ne. Studijoje mes galim pasidaryti. Ne, tai būtent sakau, einat į studiją ir jau tada įrašinėjat. Nes, pakankamai, žinai, modernus dalykas, kai sėdi gitaristas prie kompo, viskas susirašo, paskui parodo, hebrai, va taip grokit. Tai ne, pas mus ne taip. Tai jūs susirenkat į studiją, kartu kiekvieną savo partiją susikūrė? Jei kas nors turi kažkokią idėją, tai jis papasakoja. Jeigu nieks neturim idėjos, turim tik tai akordus ir žodžius kažkokius, arba net žodžių neturim, tik tai kokį riffą, tai sėdėm kartais, būna visi, grojam, geriam, žodžiu, kaip, rūkom ir grojam. Kaip pradėjo, taip ir toliau. Ir tada gimsta, kartais neaišku iš kur. Tai jūs tokiai išlikote tikrąją grupę, kaip senais gerais laikais. Taip. Tokia galima sakyti. Tie iškasenos, tie dinozaurai, tai dabar nėra, aš tikiu. Nes aš, tava irgi, kuo daug aš nekuosi, žinai, daug kas sako, projektai, žinai, vienam projektai, kitam projekte, o rebilhatai, žiūriu, nelaksto po projektus. Rebilhatai yra rebilhatai. Nu jo. Yra viena grupė, visi groja to vienoj grupė ir niekur nelaksto. Taip, iš principo taip. Toks iš tiesų dabar jau labai unikalus reiškinys. Visiškai unikalus. Ir mes, aišku, pasikvietė būgnikas pasikeitė, bet mes 33 metai nesikeitė sąstatas. Iš jau 30 nesikeitęs ir po 30 pasikeitė būgnikas. Ir pasikeitė darbo dinamika kažkaip tai naujam nariui atėjus? Visiškai kitaip, viskas skambam visiškai kitaip, absoliučiai. Visiškai kitaip skamba, bet ar... Ir skambam, ir grojimo būdas visai kitoks. O kūrybos būdas? Kūrybos būdas. Priverčia sėdėti į studiją ir grotą, ne? Visi, žinai, galiu pasakyti, mūsų būgnikas Vaidas, jis labai įėjęs į tą reikalą ir gaudosi, žinai, viskas, mokslas baigęs muzikantas, žinai, ir jam įdomu ir jisai prisideda irgi puikiai. Bet jisai gaunasi... Bet daugiau tokių širtminių pusių, žinai. Ar jisai yra vienintelis mokslas baigęs muzikantas pas jūs? Taip. Ar kaip nesusikerta požiūriai? Nesusikerta. Pats suvokimas muzikos? Ne, nesusikerta. Puikiai, ne? Aš paskutiniu metu sakau daug tos klasikos ir klausau ir suprantu aš tą reikalą. Viens kito pasaulį suprantat? Jo, man nauja klasika, jam nelabai, jam truputėlį nauja tas rokas, jisai grojas biškai, bet daugiau jisai taip kitokią muziką grojas. Tai toks kitas stilius būgnininko visiškai ir man patinka, kad kitaip jisai, ne taip kaip visi rokeriai groja, jisai kitas jau tas... Jis tą patį roką mėgina grot, bet jisai biškai iš kitaip prieina. Iš to džiazo gal pusės, technikos labai geros yra tos tokios tikros. Viskas fainai. Ok. Jeigu veikia, nes gerai. Kokia baladė? Užbaigsim. Gerai. Šį popietę pokalbį.
Ką tau pagrot? Deramės čia? Gal? Nu ir pagrok. Ta. Wow. Iš tiesų labai fainai, kai, atrodo, negalvoja apie tą jokią teoriją, kas čia dera, kas nedera. Na. Į chromatinės visokias išeigamas. Žiauriai kietai. Nu, nežinau, čia kietai. Žiauriai kietai. Kas fainai, nu, išgirsti, ko nesitikėjai. Ne? Va, kai iš tiesų žmonės groja su kažkokia pentatonikos forma, ne? Yra ten standartiniai kažkokie nuokrypiai, ten bliuzo gama, ne? Taip. Tu tikiesi. O staiga, žinai, kažkas toksai, opa, netikėtai vyksta, ne? Fainai, tai džiaugiuosi, kad taip yra, kad tas girdisi pas mane. Jo, tas girdisi ir tai ir suteikia to kitoniškumo, kurio norisi klausytis. Ačiū. Tai ką, ačiū, kad atėjai. Smagu buvo man. Buvo smagu pagrot su tavim, pašnekėt. Tai ką,